Atvykom į mytą Las Vegase. Iški turim gražių modelių, porą NSX-ų, Tegra, Paršiukas, graži Corvette, visų mylimas Mustangėlis, aišku, Godzilla. Einam žiūrėt toliau, ko dar čia gero yra. Koks mytas be amerikietiškos klasikos, Chargeris, Durango Whitebodis, Challengeris, dar vienas Challengeris. Ir koks mytas būtų, bet kokioj turbūt šaly be slyvos. Neįmanoma. Aišku, 5 ženkliukai, viskas kaip pridera. Slyva ir Amerikai slyva. Turbūt taip pat kaip ir fullis. Gerulis, matinis, gražus ratukai. O turime McLarenų, Porsche, Lambo, Civico, aišku, klasika. Lexusas. O, ir raudelė graži. Neaišku, čia ar vokiška, ar amerikiečka, ir tie numeriai. Ir Ferrari turim. Gražus Paršiukas. Klasiškas spoileris didelis. Ratukai platus. Yra ne vienas Ferraris, raudonas ir dar juodas. Enzo. Dar vienas Lambo spigina. Dar vienas Kailanas. Tik parduodamas. Informacija, kam reikia. Įdomu net pačiam, kokia čia kaina tokio būtų. Porą Lotusų. Daug kieno pamirštas CRX-as. Manau, daug kas turi gerų prisiminimų su šito automobiliu. Gražus, išlaikytas. Net pats tokio norėčiau. Ir kaipgi mes be geliko Amerikoje. Juodas. Lempas pamiršo turbūt dar tik užtamsint. Dar vienas McLarenas gražus. Gražiai iš tikrųjų įdomiai apklijuotas. Mėlyni ratai. Žiauriai gerai žiūris. GTR spalvytė bombinė. Ratai gal biškim mažiukai. Norėtųsi gal čia didesnių. Daug karbono. Gražus. Geras Lexusas. Niekur vaizdas tokio nepagadinsi. O ir važiuosi kaip ponas. Ratai kokie. Gerulis. Paršiukas neblogas. Ratai geri. Lambo su keliom sraigėm. Jeigu neužtenka arklių, tai va. Bičiukas dar biškį dasidėjo. Įvertinkit, kaip jums rūžavo Lambo. Atrodo, Lambo gali būti bet kokios spalvos, visos geros. Va. Eilinis trečiadienis Vegase. Gerai, kai techų nėra, gali va prisidėti įvairiausių lempų. Gerai atrodo. Čia kažkaip GTR-ų tiek, kiek pas mus būna kokių E90-ukų. Bet va ko pas mus nėra, tai NSX-ų. 1, 2 ir dar 3.